labai buvo sunku save matyti apskritai pažeidžiamoje situacijoje, labai buvo ir yra dar sunku kartais matyti žaizdas ir prisiminti viską, tačiau, kaip aš sakau, geriau stovėti dabar 100% ant kojų ir geriau grįžti su dviguba jėga, negu būčiau svarius kokį lapkričio mėnesį, toliau su savo kelionėm ir nieko nebemačius, nieko nebegalvojus. Sveiki visi! Baigiam ten, kur prasideda Kroatija. Ten baigėsi mano praeitų metų praktiškai kelionės. Noriu papasakoti šiandien jums, kaip viskas įvyko Kroatijai. Labai noriu jums visiems padėkoti, kas palaikėt, parašėt po avarijos. Labai nuoširdžiai ačiū. Buvo planas maždaug savaitę laiko būti Kroatijoje ir keliauti motociklu ir dviračiu ir galbūt kitomis transporto priemonėmis kaip mašina. Tačiau tik tai nuvykau ir pirmą dieną sėdom ant motociklo. Sėdom dviese, nebuvau tik aš viena, taip aš tą dieną vairavau motociklą irgi, tačiau labai mažai ir tą dieną mūsų planas buvo tiesiog nuvažiuoti iki vandens, išsimaudyti ir grįžti. Nebuvo tą dieną planas visą dieną gastroliuoti ant motociklą, ką mes padarėm. Ir klaida buvo, kad užsidėjom tik šalmus. Aprangas taip pat turėjom toj Kroatijoje, tačiau jų nesidėjom, kadangi pirminis planas buvo tiesiog nuvažiuoti ir grįžti tikrai mažą atstumą. Nebuvo plano visą dieną skirti motociklai. Išvažiavau į Kroatiją pas pažįstamą, nepasakyčiau, kad tai yra draugai ar draugas. Žmogų, sakyčiau, gerai pažinojau, bet dabar supratau, kad aš jo iš vis nepažinojau. Nuvykau, pirmą dieną pamatėm, tikrai aplankėm nemažai miestelių ir įvairių objektų. Tačiau ant galo, gale dienos, tuo metu, kai vyko pati avarija, ne aš buvau priekį, ne aš buvau už vairo ir gavosi taip, kad nuskridau. Tuo metu greitis buvo 60-70 km/h ant posūkio, tai praktiškai vairuotojas pirma klaida nesuvaldė motociklo ir padarė klaidą. Antras dalykas, tikėtina taip pat, kadangi šiek tiek kelio danga buvo šlapia, jisai paslydo ir gavos taip, kad posūkio metu, kadangi aš buvau tuo metu gale, aš tiesiog nuskirdau. Jisai dar buvo ant motociklo, bet aš jau irgi skrisdama mačiau, kaip jisai gulasi ir motociklas ir praktiškai labai pasisekė, kad nebuvo jokių mašinų, kur aš skridau, nebuvo jokių medžių ar atitvarų, aš tiesiog nuskridau ant šalikelės, kur buvo žolė ir žvyrkelio šiek tiek, tai man nuskrido batas. Aš atsikėliau, atsiklaupiau, patikrinau, ar dar judinu kojas, rankas, lygtais viskas gerai. Prie manęs priėjo vairuotojas iš karto, pakėlęs motociklą, sako, ar viskas gerai? Sakau, jo, viskas gerai. Sustojo mašiną, paklausė, ar viskas gerai. Sakau, viskas gerai, bet aš buvau visiškai šoke. Ir man visą laiką buvo taip, jūs neįsivaizduojate, taip bloga. Mes turėjom tik tai vandens, išgėriau aš tą visą vandenį ir visur buvo nubrozdinimai. Ta prasme, visiškai visas kūnas praktiškai buvo nubrozdintas, kadangi turėjau tik šalmą, tai praktiškai tik galva liko sveika. Ir tą patyriau pirmą dieną. Vairuotojai irgi kliuvo, šiek tiek kojoje, bet žymiai mažiau nei man. Jisai kitą dieną ir vaikščiojo ir viską darė. Motociklai šiek tiek kliuvo į brėžimų ant šono. Tai praktiškai 50 eurų minuso motociklui. Ir tam žmogui šiek tiek buvo lengviau nei man. Ir man buvo tikrai nelengva. Vienas sunkiausių etapų tikriausiai ir įvykių mano gyvenime. Jau nekalbant vien apie avariją, tačiau kalbant apie viską, kas įvyko toj Kroatijoje. Tik po avarijos pasimatė tikri žmonių veidai.
tikrai sunkus metas iki pat galbūt kalėdų, maždaug gruodžio vidurio, maždaug visi 3 mėnesiai man buvo tikrai nelengvi, ypač pirmas 2 savaitės. Tačiau, kaip matot, jau kaip ir stoviu ant kojų, viskas gerai, yra taip žaizdos dar išlikusios, nubrozdinimai ant viso kūno, taip jie matosi, aš tikiuosi šiemet per keliones ir kai gausiu saulės, jie sumažės ir galbūt kažkada jie išnyks, o ypatingai ant kojos tos žaizdos, oda dar tikrai nėra atsigavus. Ypatingai ten, kur dėviu kojinę, kadangi kojinę irgi dėviu kasdien. Tuo metu supratau vieną dalyką, kai buvau toj situacijoje, kai visas kūnas degė ir negalėjau nieko daryti, absoliučiai nieko. Galėjau tik gulėti lovoje ir jau skausmą. Vienintelis dalykas, kurį galėjau daryti, tada supratau, Dievas siunčia signalą, Erika, sustok. Ir tikrai tikėjaus dar įgyvendinti lapkričio mėnesį savo pagrindinę praeitų metų kelionę, tačiau vėliau aš ją atšaukiau, tikrai galėjau aš ją padaryti, kaip ir galimybės visos buvo, o galbūt kiek būtų nelogiška ją įgyvendinti pagal aplinkybės, kadangi jau šaltasis metų sezonas buvo, bet nusprendžiau, kad aš ją perkeliu šiemet ir ji bus įgyvendinama gegužės 25 dieną su baidare. Tai man buvo spalį, lapkritį, gruodį buvo svarbiau atsistatyti pačiai ant kojų 100% ir jau geriau šiemet grįžti su 2 kartus daugiau jėgų, nei praeitais metais jau visiškai desivaryti jau iki žemės graibimo. Dabar jau esu Garmiše, Pietų Vokietijoje, dirbu sezoninį darbą, tą patį ką ir praeitais metais, tai planuojuos, ruošiuos šių metų kelionėm, slidinėju. Ir kalbant apie praeitį, po Balkanų, pagaliau užbaigiau Balkanų video vlogelius, dar apibendrinimą tikrai padarysim. Po Balkanų kelionės ir po motociklo avarijos tikrai daug dalykų apsivertė aukštyn kojom. Buvau lovai pirmą dieną, tai kroatai man padėjo, ten buvo ne vienas žmogus, ten buvo daug daugiau žmonių, ten buvo visas pilnas namas, bendrų pažįstamų. Tai jie man padėjo, man atrodo, pirmas 3 dienas tikrai atsigauti, jie tepė mano žaizdas, gydė. Ir kaip ir man pavyko vėliau sugrįžti iš Kroatijos į Vokietiją, aš labai norėjau į Vokietiją dar nuvažiuoti į ligoninę, kad pasitikrinti, tai tą ir padariau. Ant galo mes su jais labai stipriai susipykom pirmą naktį, kai tik įvyko avarija, susipykom antrą naktį, susipykom trečią naktį ir aš labai jau norėjau grįžti atgal, kadangi pati nuvažiavau, norėjau pati grįžti, nenorėjau prašyti jokių ten draugų, giminių pagalbos. Aš žinojau, kur pati įsivėliau ir žinojau, kad tik pati rasiu išeitį iš to. Ir kai mes susipykom jau 4. parą iš eilės, aš tiesiog pasiėmiau dviratį, susirinkau daiktus ir išmyniau. Fucking insane. Ir aš įmyniau vėl atgal tuo pačiu keliu, 80 km per visišką skausmą. Ir pasiekiau galiausiai labai sunkiai Vokietiją, tiesiai į ligoninę nuvažiavau, o ligoniniai vos neužmigau, praktiškai buvau užmigus, ten apžiūrėjo mane ir sako, lūžo šita vieta. Ir kažkur 2 nakties iš ligoninės grįžau į čia, kur dabar esu. Ėjau miegoti ir buvau su ramentais ir nebegalėjau nieko daryti. Per dieną pakeičiau labai daug planų, kadangi galvojau, kad būsiu 3 mėnesius su ramentais. Bet dar turėjau po kelių dienų dar 2 kartą vizitą pasitikrinti viskam ir panašiai čionai. Ir po 2 dienų su tais ramentais
Nuėjau dar kartelį į vizitą, kurį turėjau ligoniniai, pasakė, kad nelūžo visgi. Negali būti lūžę, nes jie patikrino, tu gali taip lankstyti, tu gali tą daryti, čia negali būti, kad lūžo. Tai nuėjome tokią kojos įtvarą turėjau. Sako, dar gali kelias dienas kaip ir pabūt su to įtvaru, bet praktiškai stenkis kuo daugiau vaikščioti, sakė taip. O žaizdos jau gyja visos, kas buvo ant rankų, ant kojų. Tai tuo metu susirinkau daiktus ir išvažiavau į Lietuvą. Savaitę pabuvau Lietuvoje, susitikau su artimaisiais ir išvažiavau vėl į Vokietiją, šiek tiek padirbti vėl mėnesiui. Tai tuomet, tai čia buvo spalio mėnesis ir lapkričio mėnesį aš tiesiog prabuvau Vokietijoje ramiai. Stengiausi atsižvelgti daugiau galbūt į savo mitybą, į savo vidinę būseną, mažiau visur judėti, stengiausi tiesiog sustoti ir nurimti ir atsigauti nuo tokių įvykių, kadangi tikrai buvo nelengvas metas ir visų pirma, tikriausiai kyla klausimas, kodėl aš nevažiavau Kroatijoje į ligoninę. Tai pirmas dalykas, tai vairuotojas, jisai buvo patyręs, tačiau ne tiek patyręs, kad suvaldyti tikriausiai motociklą ant šlapios kelio dangos ar ne, ir jisai neturėjo teisių. Aš teisės turiu, dėl to, kad jisai be teisių vairavo motociklą, nelabai galėjom važiuoti Kroatiją į ligoninę, bet dėl to aš iš esmės džiaugiuosi, kadangi Vokietijoje sveikatos sistema tikrai yra geresnė, ligoninė irgi. Tai vienas dalykas ir ką aš dariau, kai buvau jau Garmiše, kai buvau Vokietijoje ligoniniai, tai aš pamelavau, kad aš kritau nuo dviračio, kad nereiktų jokių motociklo numerių duoti ir jokių daugiau žmonių kontaktą. Pasakiau, kad aš važiavau nuo kalno ir kritau su dviračiu prieš kokias 3-4 dienas Kroatijoje. Ir kai įvyko šita visa avarija ir kai aš sakiau, kad aš noriu Kroatiją į ligoninę dar, tai man sakė tie kroatai, tie draugai, nevešim, nevažiuosi, nes, kad neišduota, ne? Tuo pačiu tie pažįstami žmonės tikrai turi daug ten ryšių ir neaišku, kaip būtų viskas pasibaigę, jeigu būčiau priėmus atitinkamus kitus sprendimus ar ne. Tai mes bendravom visą vasarą, šiai dienai mes esam susipykę, nebebendrauju su nei vienu, o vėliau dar bendravau, po motociklo avarijos dar šiek tiek bendravau su kitais asmenim, kol turėjau seną Instagramą. Kaip žinant, mano taip pat Instagramą seną anketą kažkas nuhakino, bandžiau atgavau, vėl nuhakino ir dabar iki šios dienos turiu tiesiog naują Instagramą. Tai naujam Instagram'e nebeturiu tų kontaktų ir šiai dienai su tai žmonėm, kas susijęs su Kroatijos motociklo avarija, aš tiesiog esu nutraukus ryšius. Sutinku, mano klaida buvo neužsidėti visiškai visos pilnos aprangos, tačiau yra dvi pusės, kad ne aš nesuvaldžiau ir kad man labiau pakenkė visa avarija ir kad kitiems žmonėms man kitą dieną sako, einam, bėgsim, einam, važiuosim, už ten merdėjau realiai lovai su visiškai skausmais visam kūne. Tai po tokių įvykių tikrai 3 mėnesius sustojau ir nusprendžiau šiek tiek atsigauti visom prasmėm. Tai šiai dienai tikrai jaučiuosi gerai, kiek treniravaus, kiek myniau dviratį, kiek slidinėjau, viskas funkcionuoja. Neįsivaizduoju, kaip bus ateityje, kaip bus kelionės ir kaip bus iššūkiai šiemet dėl didesnių krūvių, kuriuos turėsiu, ar kažkas dar jausis, nes praktiškai smūgis buvo kritimo momentu būtent į krūtinę, tai po to savaitę aš labai buvo sunku daryti tokius judesius, o visur kitur buvo praktiškai žaizdos. Dabar
viskas funkcionuoja, viskas gerai. Visa tiesa apie motociklo avariją būtų tokia. Praktiškai įvykių seka tokia ir buvo. Pabaigiau Balkanus, išvažiavau į Kroatiją, patyriau avariją ir tada sustojau. Pradirbau mėnesį, lapkritį turėjau laisvą, nuo gruodžio vidurio esu čionai ir nuo gruodžio iki vasario buvau net 2 kartus Lietuvon sugrįžus dėl atitinkamų reikalų ir dabar važiuojam toliau, planuojamės keliones, kurias pristatysiu be abejo neužilgo. Tikiuosi šiemet durnų sprendimų nebepriimti. Tuo metu, kai galėjau rinktis irgi ar vykti į Kroatiją, ar aš galėjau rinktis būti ir Danijoje, keliauti Vokietijoje, keliauti Ispanijoje. Realiai turėjau labai daug pasirinkimų, bet aš pasirinkau Kroatiją dėl to, kad per Balkanų kelionę aš aplankiau tiesiog sostinę ir aš Kroatijai norėjau tikrai pamatyti visą pakrantę, toks buvo planas. Bet kai pirmą dieną viskas įvyko, visi planai žlugo. Neįsivaizduoju, kas būtų buvę, jeigu mes būtume sukeitę motociklą su dviračiais, atvirkščiai, ar aš būčiau geras atostogas turėjus Kroatijoje, ar kažkas būtų kito nutikę. Džiaugiuosi, kad likau gyva, kad visi kaulai sveiki, kad esu dabar čia ir gyvenu toliau ir nieko blogo ar blogesnio nenutiko, kas galėjo. Praktiškai man labai pasisekė, Dievas kaip ir nubaudė, bet tuo pačiu ir išgelbėjo. Taip. Ačiū Jums, žiūrovai, kad Jūs esat, kad Jūs tikit. Susitiksim kitam video. Noriu pradėti keliauti, pradėti savo šiemet keliones ir iššūkius ir tęsti tai, ką dariau iki šios dienos, kadangi, kaip aš sakau, dar niekas nesibaigė, dar tik ateina pradžia. Kur aš nedingau, kelionės bus, kai buvo, tai buvo, padariau klaidą. Jeigu tik yra galimybė jums pasimokyti iš mano klaidų, tai prašau, atsargiai, tikiuosi pasimokysit iš mano situacijos. Kol čia kalbėjau jau ir beveik